tokia esu Rūta iš tokio, kaip pasakyti, krašto, neskūpaus, bet, kai sako, suvalkiečiai skūpus, bet nebūsiu skūpa. Pasidalinsiu atvirai su tavim ir su kitais. Tai šiaip esu šiuo metu savęs beieškanti 3 dukrų mama. Pagal profesiją esu švietimo atstovė, tai ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir neseniai įgijau švietimo vadybos magistrą. Ir bestudijuodama, tai žinai, kai baigi studijas, padirbi, galvoji, ne man. Paskui ieškai, kur čia dar kažką save pakreipt, kad atrastum ir būtum ir geresnį pedagogija, ar ne, ir geresnį pati savo. Ir nusprendžiau pratęsti studijas, įgauti žinių. Ir šiuo metu tokia studijų gale galvoju, ne. Pasiilsėsiu nuo visų darbų, bandysiu ieškoti save, galbūt pakeitus kažkiek savo požiūrį ir pati kitiem būsiu geresnė, aplinka gražesnė pasidarys. Tai ir įdomu, kaip būtent sugalvoja ateiti į šitus mokymus, NLP mokintis. Tai būtent studijų metu, paskutiniais metais, prieš paskutinį semestrą, kažkaip tai į paskaitas mūsų prašymų atėjo coachingas. Ir man labai patiko, nes buvau tokiuose neseniai truputį pradėjus gydyti nuo stresinių situacijų, nes turėjus esu labai didžiulį stresą darbinėje sferoje ir pamačiau, kad tų praktikų pagalba truputį man lengviau gydyti iš vidaus. Ir pradėjau internete ieškoti, kur galima būtų, nes studijos pasibaigė, prasidėjo magistro rašymas, mačiau, kad aš savy per daug jau turiu visko ir netelpu tiesiog. Gal per daug žinių, gal per daug prisimtų kažkokiu atsakomybių veiklų ir taip toliau. Ir jaučiau, kad aš į tas stalčiukus jau savęs nesudėlioju pati. Ir pradėjau ieškoti, tokios galbūt video seminarų kažkokių, tai savianalizės tiesiog. Ir taip vieną netyčia dieną Facebook'e iššoka pranešimas, kad yra nemokamas webinaras, būtent NLP ir coachingo tema. Pasiklausiau, kažkaip Vygando balsas man labai toksai, toks savas pasirodė, nes aš visą laiką kažkaip tai pajuntu žmogus man ar ne man. Ta prasme, nes daug seminarų, pati turbūt žinai, visokiausių webinarų. Klausai ir atrodo, toks truputį makaronų kabinimas, kažkas, ne man. O čia aš pajutau, kad man. Ir pagalvojau, kad tai geras būdas būtent save išsigydyti, sužinoti kažką naujo, kad galėčiau kitaip žiūrėti į aplinką, nes mačiau, kad žiūriu tik per savo prizmę. Ir susiskambinau su Vygandu, jisai išsklaidė mano abejonės visas, kurios buvo kilę, nes aš visą laiką daug balsų savo dar. Jo, savo balsų dar labiau nuramino, kaip jisai moka, ir nusprendžiau užsiimti šito reikalą. Smagu, faina, kad taip, žinai, jau ėjai tuo savęs tokio, kaip tu sakai, pasigydyta, ne, save iš vidaus, kad jau ėjai tuo tokiu keliu, tai kitas klausimas būtų toksai, ką tau šitie mokymai davė, dabar, kur jau tu praėjai NLP praktiko kursą. Tai ką tu, kaip pasakyti, iš to išsineši, ką tau atskleidė naujo galbūt kažką? Man gal atsiskleidė, kadangi kiekvieną kartą kažkas tai, kai nutinka ar ne, klausi vidaus, kodėl taip nutiko. Arba kažkaip pasielgi ir sustabdai save viduj, kažkas pasako, kad taip negerai. Ir tu gal esi kitokia, tu kitaip galėtum pasielgti. Ir man šie mokymai parodė, leido į save truputį pažvelgti giliau, galbūt mano elgesio, mano kažkokių įpročių, nusistovėjusių įsitikinimų šaknis atrast. Ir jas truputį apvalius, tas šaknis pakeitus dygimo kryptį, kaip sakau, tų mano daigų, tokių man nepatinkančių su spigliais, ar ne, truputį man pakeis požiūrį, padėjo savo elgesį, kadangi aš dabar esu daugiau namie,
ir jaučiau, kad mano elgsena su namiškiais galbūt keičiasi, mano kažkokį tai nusistovėję elgesio požiūrio būdai truputį keičia kryptį ir jie netokį spygliuoti jau darosi. Aš pasidariau tokia, seniau tokia degtukas visiškas buvau, absoliutus. O dabar, pavyzdžiui, aš išsižiodama su savo emocija tokia tvirtesnė, galbūt aikštingesnė, sekundę bent stabteliu ir ant greičio taip save nuleidžiu. Ta prasme, viduj nusileidžiu emociją ir pradedu kitaip kalbėti, kitaip bendrauti. Ir pajutau, kad mano tas bendravimas ir namų aplinką keičia. Keičia ir požiūrį galbūt į mane supančius žmonės, pavyzdžiui, kur nors eini ar ne, kad ir važiuoja mašina, ten būdavo, atsiranda visokių tų, žinai, vairuotojų, ar ten vaikščiojo gatve visokių žmonių ir iškart būdavo žodynas atsidaro visoks ir, ta prasme, kaip čia jis pasielgė ne taip, kaip turėjo, ar ne? O dabar aš reaguoju kitaip, galvoju, jis elgėsi, jis nemoka ten važiuoti, ar ne, ar nemoka ten kažkaip, tai kiti atsidaro, žinai, jau matai, kad žiopčioja, kad tau negerai pasielgus. Ir galvoju, tai jų visą tai, kai aš sakau, jų kirminai, ar ne, ir tegu jie juos ir valgo, kodėl aš turiu prisimti kažkieno tai nervus, kažkieno tai galbūt požiūrį ir mane negerą nuotaiką, ar ne. Tai dabar žiūriu, kad jau susitvardau, jau šalia vyras daugiau žiopčioja negu aš, tai aš sakau, nusiramink, tu važiuoji savo keliu, ar ne. Tu elgėsi taip, kaip žinai tau geriausiai, o kaip kiti ar elgėsi, ar kalba, ar į tave žiūri, tai jų problemos. Taugi neskauda, tau su jais nei gyventi reikia, nei ir kažką už juos daryti reikia. Tai va toks požiūris iš tikrųjų elgesys pakitęs labai man padeda. O tai svarbiausia, kad pradėjau valyti save viduje, suprasdama viso to prigimtį galbūt, iš kur atėjo mano ir tos nuoskaudos, mano kažkokios tai elgsenos netinkamos, gal mano požiūrių, kaip aš neturėčiau elgtis. Tai va visą tai po truputį gydosi ir kuo toliau, tuo labiau norisi save keisti, savo požiūrį ir elgesį tuo labiau. Ir matai, kad ir tas pasaulis visai kitoks ir ne viskas nuo tavęs čia turi priklausyti, ne visur tu turi pridėti galbūt savo ar žodį, ar pagalbą, ar dar kažką. Tai va, judam tolyn. Smagu labai girdėti, kad ir nuo namiškiai iš to naudą realiai gavo, kad tu esi mokymuose, save ugdaisi, bet nauda ateina ne tik tau pačiai, bet ir aplinkiniam realiai, ir aplinkiniam tavo pasauliu, ir tau turbūt tas, kaip ir sugrįžta atgal į tave, tos geros emocijos, geros nuotaikos. Tikrai taip. Tai va, labai smagu. Ar dar turi kažką pridėti, nežinau, gal palinkėjimą būsimiems studentams, ar kažką patarimą kokį nuo savęs? Jo, aš palinkėčiau kitiem ir norisi aplamai, kad žmonės kuo daugiau bendrautų, kuo daugiau ieškotų kažkokių tai netinkamų kirminėlių pas save ir nedėtų visus savo pykčius, emocijas ant kitų, nes pirmiausia, pradėdami keisti save, keičiam ir aplinką. Kai sako, pradėk nuo savęs, jeigu nori pakeisti pasaulį, tai pakeis pasaulio ir kitų keisti nereikia, nes visų pirma, tai yra prigimtis ir mes kitur nepakeisim, kad ir kaip labai norim nulipinti pagal save vyrą ar kitus žmonės. Tai aš manau, išgyję patys viduje, jeigu turim kažkokių tai nuoskaudų, kažkokių tai truputį mums nepatinkančių elgesio normų ar panašiai, tai tokie mokymai yra labai, labai svarbu visų pirma dėl mūsų pačių asmenybės, atrasti savąjį aš, padėti galbūt savo atrasti savo kryptį, nes turbūt žinai ir pati, kad ne kiekvienam pasirinktas darbas, pasirinkta veikla ar ne, ar supantys žmonės duoda gėrio, nes skaitau, kiekvienas žmogus esantis šalia mūsų ir kažkokia veikla mums turi teigiamą naudą. Neigiamai mes galim ir patys savo pasidaryti, ar ne, ir mums pašalinių kažkokių tai nereikia pagalbininkų. Tai to, kad tokie mokymai yra tik tai didžiulis pliusas ir jeigu nori kažkiek tai supranti, kad pradėti reikia nuo savęs, tai pirmyn. Taip. Labai ačiū už tokį gražų palinkėjimą ir ačiū už tavo laiką. Ir ačiū tada iki rytojaus. Iki. Yeah.